Ievutė atvyko su jaunatviškais spuogais, vadinama akne, labai stiprios ir blogos būklės, uždegiminio veidų, labai stipriai pūliuojančiais. Susitarimo klausimas buvo, kad nenaudosim jokių antibiotikų, jokių tepalų hormoninių arba su antibiotikų ir pradėsim natūraliai su ozonu bandyti išvalyti veidą. Galėčiau papasakoti labai daug apie naudotus produktus, tačiau niekas iš jų nepadėjo. Vienintelis dalykas, kas padėjo, tai pusę metų pragerti antibiotikai, kurie, manau, didesnę žalą padarė organizmui nei naudą. 2 procedūrų praktiškai užteko, kad numalšintumėm uždegimą, jis tiesiog iš raudono tapo baltesnis, pradėjo valytis patys pūlinukai ir tiesiog dabar laukiam pačio dar tolimesnio gijimo. Ozonas pasižymė tom stebuklingom 3 savybėm. Prieš uždegiminis faktorius pirmiausia iš karto numalšina uždegimą. Antibakterinis, tai reiškia dezinfekcija beveik iš vidaus, kai valosi pūliniai, nes pūlinukas yra iš stafilokokų, kurie yra anaerobai ir biodeguonies, o mes čia kaip tik būtent apibadom ir po odą atsidūręs tas deguonis kaip tik būtent ir valo tą pūlinį ir numalšina jį. Ir 3 regeneracija. Labai svarbu greitas gijimas, nes spuogą išspaudus noris, kad jis greitai per 2 dienas užgytų, o ne per 2 savaitės. Nejaučiu kompleksų dėl to, bet nemalonu būdavo žiūrėti, kaip žmonės į mane žiūri. Buvau praradusi visiškai viltį pagerinti savo odos būklę ir pamačiusi, kad yra rengiamas Miramedos konkursas, nusprendžiau jame sudalyvauti. Važiavus čia į konkursą, aš pasisukau ir man pasakė žmogus, geriau būtų neatsisukus ir taip nejauku pasidarė. Reikia dar 3-4 mėnesių, kol pasikeis 1, 2, 3 odos epidermio sluoksnis, tada oda bus švytinti, graži, keletą pūlinukų dar ten bus tikriausiai, nes jaunas amžius, hormonai, stresas, mityba, gyvenimo būdas nulėmė, kad jaunam amžiui būtent taip ir turi būti, bet jie turi nekliudyti gyvenimą. Iš tiesų net neįsivaizdavau, kas tai per procedūra. Gan skausminga, tačiau tikrai verta kančių visų. Medicinos klinikoje Miramedą mes taikome visiems, nuo jauno iki seno turintiems panašių ligų arba tikrąją aknę, ne tik tai veido valymus, spaudinės injekcijas, ozono ir deguonies mišinį, bet galime ir mažąją autochemoterapiją padaryti, kai paimamas iš venos kraujukas, prisotinus ozono ir suleidžiamas į raumenį, arba didžiąją, kai tiesiai į veną, į kraujo apykaitos ratą apsisuks būtent ozono ir deguonies mišinys, sustiprins patį imunitetą, iš ko švytėjimas iš vidaus ir būtent pražys veidas. Iki tol nieko panašaus nebuvau pabandžiusi. Pirmą rezultatą pastebėjau galbūt po 3 karto. Pastebėjau, kad pradeda mažėti didieji pūliniai, kad gyja mažesni spuogeliai. Aplinkiniai žmonės pradėjo girti, kad pagražėjau, kad oda tikrai pasikeitė. Kad ir kokia neįsprendžiama problema atrodytų akne, tai yra įsprendžiama. Visiems rekomenduočiau ozono deguonies mišinio injekcijas, nes tai tikrai gelbsti. Kviečiame ne tik tai paauglius su spuogais, bet ir moteris ir vyrus, nes ši problema vargina dabar šiai dienai visus, nežiūri nei amžiaus, nei lyties, tad kviečiam visus, kurie turi bėdą, nesislėpti, o atvirkščiai gydytis natūraliu paprastu būdu, tai ozonu ir deguonimu. Ozono mišinys neturi jokio šalutinio poveikio, galima taikyti jį kursą metuose, galima 2 kartus metuose, pagal poreikį, būklę, situaciją, sudėtingumą pačio spuogo, neturi šalutinio poveikio, todėl, kad tai yra natūralu. Norėčiau padėkoti visai Miramedos klinikai, jos kolektyvui, labiausiai tai yra Almai, kosmetologai, kuri be galo man padėjo.